labas. Šiandien ilgai galvojau, ar apskritai daryti šitą live. Turėjome tokį nuostabų žolinio savaitgalį, daug kas išvažiavę, ilsėjosi. Bet yra viena mintis, kuri pastarosiomis dienomis man vis sukasi galvoje. Ypač po pokalbių su moterimis, kodėl moteriai, kuri gyvenime tiek daug sugeba, kartais taip sunku tiesiog pasakyti, man sunku. Ne tai, kad aš nesusitvarkau, ne aš silpna, tiesiog man dabar sunku. Ir jeigu jums tai pažįstama, galite tiesiog pabūti, ir tai išjausti. Ir man atrodo, mes labai dažnai patį stiprumą suprantame keistai. Jeigu susitvarkau, vadinasi esu stipri. Jeigu nesiskundžiu, stipri. Jeigu pati randu sprendimą, stipri. Jeigu niekam neužkraunu savo problemų, stipri. Ir ilgainiui atsiranda toks beveik automatinis atsakymas, kai tavęs kažkas tai paklausia, o kaip tu? Ir tu automatiškai atsakai, gerai. Nors gal tą dieną buvo visai negerai. Gal finansai spaudžia, gal santykiuose sunku, gal vaikas turi problemų, gal nežinai, ką daryti su darbu, o gal kažkas tai serga, o gal tiesiog pavargai. Bet vis tiek sakai, nieko, susitvarkysiu. Ir žinot, kartais, netgi ne kartais, dažniausiai tikrai susitvarkome, nes mes labai daug galime. Bet man kyla kitas klausimas. Kokią kainą kartais sumokame už tą nuolatinį aš pati susitvarkysiu? Aš apie tai kalbu ne todėl, kad pati jau gyvenu kažkokiame tai tobulame gyvenime. Visai ne. Ir turbūt kuo toliau, tuo mažiau noriu socialiniuose tinkluose vaidinti žmogų, kuriam viskas visada aišku. Nes mano gyvenime irgi būna momentų, kai būna sunku, kai nežinau atsakymą, kai iš tiesų pavargstu, kai norėčiau, kad kažkas tiesiog pasakytų, žinai, šį kartą tau nereikia vienai viską susitvarkyti. Tu ne viena. Ir man atrodo, kad būtent todėl aš taip gerai girdžiu moteris, kurios sako, aš pavargau, noriu ramybės, nežinau, kur save padėti. Atrodo, kad viską turiu padaryti pati. Nes tai man nėra tiesiog gražus psichologiniai terminai. Aš suprantu tą vietą ir tą jausmą. Ir kartu žinau, kad vien pasakyti, tai imk daugiau ilsėkis. To dažniausiai neužtenka. Ir šiandien noriu palikti jums ne praktiką, o tik vieną klausimą. Kai kitą kartą automatiškai pasakysite, nieko, aš susitvarkysiu, trumpam sustokite ir paklauskite savęs. Ar aš dabar renkuosi susitvarkyti pati, ar tiesiog nebeleidžiu savo turėti kito pasirinkimo. Ir man atrodo, tarp šitų dviejų dalykų yra labai didžiulis skirtumas. Kartais aš pati yra išties mūsų jėga, bet kartais tas aš pati tampa mūsų pačių narvu. Ir mes net nebepastebime, kada ta jėga tampa mūsų narvu. Atsakykite savo šį klausimą. Ir turbūt apie šitą ribą noriu daug giliau pasikalbėti jau rytoj, antradienį, rugpjūčio 18 dieną, 19 val. Lietuvos laiku, kur vesiu nemokamą online seminarą. Kodėl atrodo, kad viskas gyvenime priklauso tik nuo tavęs.
Ir labai noriu aiškiai pasakyti, kam jis skirtas. Jis ne moteriai, kuri nori dar vienos motyvacinės paskaitos. Ir ne apie tai, kaip tapti dar produktyvesnė. Jis moteriai, kuri gyvenime daug ką sugeba, bet kažkur viduje jau pradeda jausti, kad aš nebenoriu visko šitaip nešti. Ir seminaro metu jau ne tik kalbėsime, aš duosiu jums konkrečią praktiką, su kuria galėsite pasižiūrėti į savo gyvenimą ir aiškiau pamatyti, ką iš tiesų turiu nešti aš, kuo galiu dalintis ir ką galbūt labai seniai nešu, nors tai net nėra mano. Ir dar vienas svarbus dalykas, jums nereikės viešai pasakoti savo istorijų. Galite tiesiog ateiti su popieriaus lapu, rašikliu ir viską atlikti savo pačiai. Registracija nemokama, nuorodą po šio live paliksiu komentarę. Ir jeigu jauti, kad šitas vakaras tau, dabar pats laikas, ateik. O šiandien paliksiu jūs tik su tuo vienu klausimu. Ar aš renkuosi viską daryti pati, ar jau seniai nebeleidžiu savo kito pasirinkimo. Ir kartais vien nuo šito klausimo pradeda matytis labai įdomus dalykai. Gražaus jums likusio vakaro ir kas ateisite antradienį, susitiksime ir pakalbėsime jau apie tai daug giliau. Iki.